nekilnojamo turto žinias. Jau turbūt kiekvieną vakarą pradėsime kalbėti apie nekilnojamo turtą. Vis kažkokių naujienų. Vakar buvo top 10 namų, top brangiausių 10 namų Lietuvoje apžvalga. O šį vakar kalbėsime apie tai, kad buriama komanda. Ir gal aš iš karto uždėsiu banerį, kad žmonės matytų, apie ką mes čia kalbėsime, ar ne? Taip. Buriama komanda, darbas, nuotoliniu būdu. Tai būtų teisingai, ar ne? Buriama komanda, darbas nuotoliniu būdu. Kągi, šį vakar kalbam su Darium ir Vaida. Čia bus visų pirma sveiki. Labą dieną. Vakaras. Su Miami sveikinamai tai dieną, sakau. Reiškia, žmonės klausia dažnai manęs, arba tiksliau yra toks nesupratimas. Yra nesupratimas, o ką čia Darius išmoko, ką jisai pamoko, kaip čia tie kursai, kaip čia tie apmokymai, kadangi vis tiek mes tokie esam netradiciniai, nestandartiniai, ar ne? Daug dalykų, ką darom kitaip negu kiti ir gaunasi, kad tie yra apmokymai, tas įvedimas į nekilnojamo turtą užduoda žmonėm, ypač netgi kai su manim pabendrauja, tai aš iš veidų matau, kad kyla daugiau klausimų negu atsakymų. Tai dėl to, kad dabar, kad aiškumą tą tokį įvesti, tai vat mes turim šeimą, turim 2 žmonės, Darius užsiima kaip brokeris nekilnojamo turto, o Vaida užsiima marketingu pas mus, ar ne? Ir va dabar jie šį vakarą užduosim klausimus ir jie papasakos, kaip čia tie apmokymai vyko, kaip jie prasidėjo, kaip dabar vyksta, kas pasikeitė, kas buvo pirmą savaitę, kas buvo pirmą mėnesį, kuom skiriasi pirmas mėnuo nuo dabar, sakykime, praeitos savaitės ar šios savaitės. Tai vat Vaida su Darium atsakys į šitos klausimus. Tai nežinau, kuris norit pradėti, jau čia patys spręskit, bet kaip vyksta tie apmokymai? Ar galit papasakoti, kaip jūs suprantat, kaip tie apmokymai čia vyksta? Mokymai. Čia daugiau yra nukreipiama į ką tu turi daryti. Nėra konkrečiai sudėliota tokie, kad punktai tu turi daryti tą, duoda taip lankščiau ir, kad turi pats daryti, ne už tave niekas nepadarys darbo, išmokina dirbti pačiam, o ne kad už tave kažkas nudirbs darbas. Okay, pats tai pats. Tai užveda, jo, tai tokio pasitikėjimo daugiau visada nori įvesti ir kad tu nesi ten visiškai. Bet toj vietą aš noriu užduoti klausimą, pats tai pats. Tai čia iš karto aš matau, kad žmonės neteisingai supras. Tai taip visam nekilnojamam turtui, bet kokią agentūrą Lietuvoje nueini, sako, va tavo ženkliukas, logotipas, ir tu eik ieško klientų ir kaip tau pavyks, gerai, jeigu nepavyks, mes apie tave daugmaž nieko nesužinosim, net jeigu tu mėnesį ar 2 ar 3 nedirbsi. Ar pas mus yra taip pat ar kitaip? Ne, čia yra tokia, mes turim padaryti darbą, prasme, žmogui padėti, mes dirbam ir ne tai, kad tik tais sėdėt, nežinau net kaip čia paaiškinti, minčių yra. Žiūrėk, aš paaiškinti, Darius nežino, nes negali palyginti, jis neturi su kuo palyginti. Kitose agentūros yra taip. Nori dirbti su nekilnojamo turto, valio, va tau sutarčių komplektas, va tau tas, ir ką, prie lentos paaiškins, ką nors vieną lekciją praves ir tai dar klausimas, ar tai padarys. Ir dabar sėkmės, važiuok tu su tais klientais, pasirašinėk sutartis, kaip čia jau pavyks, tai tau pavyks. Ir jie pasirašo tos sutartis, visų pirma, tos sutartis yra silpnos, neįpareigojančios, brokeris gali prisirašyti 100 sutarčių ir nė vieną pardavimą nepadaryti ir 0 uždirbti pinigų. Čia yra kitose agentūrose taip, 99%, ar ne? Tai, o kaip pas mus yra? Kad mes neturim tik savim rūpintis, mes turim, mums prioritetas yra mūsų klientai, kad jie gautų už mūsų naudą, mes turim duoti jiem tą pridėtinę vertę, kad tikrai mūsų apsimokėtų samdyti ir, pirmiausia, vos nedėtume klientą, o paskui jau savo laiką, ten kartais ir naktim nemiegam, ten, kad tik gauti rezultatą.
Ok, dabar, sakykime, tu važiuoji pas vieną, antrą, trečią, ketvirtą klientą, ne? Ir tas klientas, imkime Meilutės atveju. Ar ne, tu nuvažiuoji pas, jinai iš pradžių kaip ir norėjo, po to kaip ir jau nebenorėjo, ar tai kažką pasiklausė, ar nepamenu, kas ten buvo, tu geriau pameni. Ir po to aš tau skambinu, sakau, Dariau, nu tai gerai, kada čia tą sutartį. Ir tu sakai, tai ne, jinai pasakė, kad nebenori. Reiškia, tai man dar taip juokas paėmė, sakau, tai ar tu Dariau bandai, aš sakau, nu gerai, duok telefoną, paskambinsiu aš. Tu sakai, kad ne, jinai jau pasakė, kad nebenori. Tai aš sakau, ar tu bandai mane įtikinti, kad aš nebedirbčiau su ta kliente. Jo, bet čia gal aš, iki galo nebuvo, čia mūsų susišnekėjimas, aš sakau, man tai jau pasakė, kad jau aš aš gal būčiau ir nesusitaręs, bet taip, nu žodžiu, mums pasakai, kad neprarast reikia vilties, vis tiek reikia su tais klientais dirbti, jeigu jiem tikrai matom reikia pagalbos, jiem būtinai reikia padėti. Žodžiu. Nežinau, aš žodžiu mokini, kad reikia iki galo darbą padaryti, nereikia pusiaukelį sustoti. Va taip gal. Ne tik tai, ką mokinu, aš noriu, kad žmonės suprastų. Aš paėmiau telefoną, aš paskambinau Meilutei, klientai. Taip, ir aš klausau. Vieną kartą, po to paskambinau antrą kartą jau, vėl pakalbėjau, po to nuvažiavom, susitikom ir tada pasirašėm sutartį. Darius yra 100% teisus. Ko gero, šitos sutarties nebūtų buvę ir nebūtų nei Darius uždirbęs pinigų, nei Vaida nebūtų uždirbęs pinigų. Bet vat, jum yra ta saugumo kortelė, ta tokia kortelė, kur galite iš kišenės įsitraukti ir visada parodyti klientui, ne? Arba kaip kiti naujokai sako, tai ką aš nuvažiuosiu, ką man pasakys tą pardavėją. Juk aš neturiu patirties. Tai sakau, žiūrėkit. Jūs paimkite iš kišenės, ištraukite telefoną ir sakykite, šitam telefone yra 30 metų tarptautinė patirtis. Aš dabar paspausiu mygtuką ir jūs su juo kalbėsit. Su 30 metų patirtis. Bet tai čia yra labai svarbu suprasti naujokam, kad vienas dalykas, jūs patys eisit, plaukiosit ir taip toliau, ir aišku, kad motyvacija tą gali dingti ir viskas dingti ir žinokit. Būna ir per dieną 2 kartus dingsta, bet paskui vėl susijimai. Nekilnojamam turte pradeda nekilnojamo turto karjerą, aš drįsčiau teikti. 100 kartų, tai tikrai daugiau, žmonių pradeda dirbti. Ir išlieka tik tai vienas iš 100. Čia tikrai garantuotai. Bet aš, ko gero, galvoju, gal tas skaičius ir didesnis. Ar gali būti, kad pradeda 1000 žmonių, o išlieka tik tai 1-2? Gali būti, tai žiūrint kokiam laikotarpiu. Tai va, kas yra nekilnojamo turto karjera. Jeigu jūs jau atėjote į nekilnojamo turto karjerą ir čia prabuvot 5 metus, tai jūs jau priklausot tam elitui, labiausiai užsispyrusių žmonių, ambicingų ir taip toliau ir taip toliau. Tai tą labai svarbu suprasti. Taip, pinigai čia yra dideli, taip, užmokestis yra labai geras, kur čia kažkur pas mane buvo baneris, kiek čia Vaida uždirbo, ne, turbūt jau ištryniau, ar ne? Va, kitą uždėsiu banerį, ar ne? Ta labai svarbu suprasti, kad čia ne tik tai, kad jums ant lentos ar knygutės duos paskaityti, bet jūs gausite pagalbą. Dabar, Dariau, kiek sandorių tu sutvarkėjai šiai dienai pats savarankiškai nuo pradžių iki galo? Tai aš dar nesutvarkiau, nei vieno. Ne vieno. Gerai. O kiek pirkėjų atradai savo namams? Taip pats atradai pirkėją, pats ir pardavai. Tai pirkėjų aš ir neieškau, yra žmonės, kurie ieško pirkėjų. Tai va, čia labai svarbu užakcentuoti. Va, ką aš noriu užakcentuoti. Darius, kiek padarė pardavimų, dar ne vieną pardavimą nepadarė savarankiškai. Ar ne? Nes jis dar mokosi, sakykime, ar ne? Jau, sakykime, jau norėtų... Aš ir kalbu, jeigu su žmonėm bendrauju ir matau, kad jau aš jau ne... Tai aš tada
pas tave nukreipiu ir viskas. Ir tada viskas, žodžiu. Ai, šitas nepavyko, žodžiu, tai... Jo, tai va, šitie apmokymai čia taip ir vyksta. Tie apmokymai vyksta taip. Aš kaip mažam vaikui duodu, sakau, eik tarkis. Žinai, eina tarės, nepavyksta. Nu, sakau, vaikutė dabar pasitraukia iš šono, dabar aš tarsius. Ar ne? Aš turiu filmuotos medžiagos. Filmuotos medžiagos kažkur yra. Mes darėm, man atrodo, net visą grupę žmonių ten buvo. Nuėjo brokeris būto pasirašyti sutartį, 1500 komisinį. Ir mes visi prisijungiam. Ten labai įdomiai buvo. Mes visi prisijungiam ir brokeriam sakom, nu dabar tu daryk prezentaciją, šitai pardavėjai, aiškink apie mūsų paslaugas, o mes ten 5 žmonių komandą prisijungusi klausimės. Ir jisai pristato mūsų paslaugas, nu va taip mes dirbam, taip parduosim viską tą. Ir aš jau iš veido matau pardavėjas, kad ir sakau, nu tai ponia pardavėja, kaip jums mūsų brokeris pristatė paslaugas, ką jūs manote? Sako, nepykit, aš pati pardavinėsiu, aš nesirašysiu sutarties. Tai, kaip mūsų brokeris pristatė, jinai nenorėjo pasirašyti sutarties. Sakau, ponia, duosit man antrą galimybę. Ar aš galiu tas pačias mūsų paslaugas pristatyti aš? Sako, gerai, jo, aš galiu paklausyti. Nu ir aš paaiškinau, kaip mes dirbam, kaip ką darom. Sakau, ką dabar galvojate? Po to, kai aš viską... Sako, jo, aš noriu pasirašyti su jumis sutartį, noriu dirbti. Matot? Taip, kad naujokai, kas pradėsit pas mane, mes kartais sakom, negadink kontaktų, žinai, gal treniruokės ant kažko paprasčiau, bet netgi tą sugadintą kontaktą aš galiu išgelbėti. Ar ne? Galima tą kontaktą išgelbėti. Gerai. Vaida, kaip tu buvai mokoma? Ką čia tave mokė? Kas to buvo sakoma? Kodėl tu čia... Ir kaip čia tas visas tavo progresas vyko nuo pradžių iki dabar? Tai taip labai glaustai apibendrintai, kaip aš matau visą šitą procesą ir kaip vyksta mokymai, tai vyksta mokymai didžiąją dalimi per praktiką. Nes, taip yra geriausiai įsisavinama, ko gero, informacija ir, niekaip tu kitaip iš knygų neišmoksi, kaip bendrauti su žmonėm ir nes jų sutinki pačių įvairiausių, tai man, aš kai atėjau, galbūt čia tas mano toks matymas, kaip turėtų vykti mokymai, kadangi aš su tuo aukštuoju, kur vis dažnai pabrėžiamas būna, esu, tai taip ir įsivaizduoju, kad aš čia dabar turėsiu 100 papkių, sėdėsiu naktim, kažką tai skaitysiu ir taip toliau. Ir man buvo toks truputėlį šokas, kai mes pasikalbėjom apie apskritai tą galimybę dirbti ir ten buvo gal 11 jau vakaro. Tai gerai, eik, dirb, jau pradėk dabar daryk tą, ir aš jo rimtai, tai kaip čia, man buvo toks, Ir iš pradžių iš tiesų man įstrigo kažkurio momentu tie žodžiai, kad tau atrodo, kad tu čia nesupranti dar ką darai, arba jau supranti, o tam po kelių mėnesių suprasi, kad tu visiškai nieko nesupratai, tai taip ir buvo. Atrodo, buvo labai daug visokių etapų, labai daug tokių emocinių kalnelių, Tai tuos dalykus, kaip dirbti, kaip bendrauti su žmonėm, išmoksti per praktiką, per palaikymą, per pagalbą, nes tu turi ryšį ir pastoviai gali klausti ir čia jau bus kiekvieno, ko gero, naujoko ir to, kuris ateis dirbti reikalas, kiek jisai norės to pasiimti ir pasiims. Ir ką dar norėjau pasakyti? Kad net rekomenduoja klyst. Nebijot klyst ir rekomenduoja. Kuo daugiau suklysi, tuo daugiau išmoksi. Ir dar, ką norėjau pasakyti, didžioji dalis, mano mokymų gal net ir buvo tokia didžioji dalis, kad kaip susitvarkyti su emocijom, kaip kitaip mąstyti. Tai čia gal buvo didžiausias darbas,
kad ateitų tie rezultatai, kad ateitų ramybė tokia, kad tu su pasitikėjimu galėtum tai daryti, nes kai esi pratęs prie kažkokių stabilių pajamų ir tu galvoji, va dabar turi būti taip, ir aš atsimenu, man buvo tokių visokių, tai aš dabar neuždirbau čia per šitą laikotarpį, tai čia dabar neatsitiko taip ir anaip, man buvo labai tokių visokių daug duobių ir aš atsimenu tiesiog, aš gaudavau psichologinę pagalbą naktimis kartais, dažniausiai, kad susistatyti save į vietą ir ramiai tada jau toliau darbuotis. Tai taip vyksta mokymai. Čia labai gerai skamba. Tau kas tą psichologinę pagalbą teikdavo? Darius iš Miamio. Miami brokeris. Reiškiasi, bosas tau teikdavo psichologinę pagalbą naktimis. Taip. Skamba intriguojančiai. Labai taip įdomiai skamba, jeigu ištraukti iš konteksto. Tai man bosas, žinokit, naktimis psichologinę pagalbą teikdavo ir man labai pagerėdavo. Tai gal papasakok apie tą psichologinę pagalbą, kaip tu tą psichologinę, visų pirma, kodėl reikėdavo tos psichologinės pagalbos, tu biškutį jau paaiškinai, ar ne, kas ten būdavo tos duobės visokias, bet pateik kažkokį pavyzdį tos psichologinės pagalbos, gal jūs čia psichologiškai palūžę esat, gal nesveiki psichiškai esat, kad jums reikalinga psichologinė pagalba, žinai, aiškumą tokį ves, kas ta psichologinė pagalba ir kodėl naktimis teikiama. Tai naktimis teikiama tai dėl to, kad laiko skirtumas pas mus ar ne yra skirtingose vietose. Dažniausiai po vaikų migdymo. Kad ramu būtų pas mus, nes šeimoje yra 3 maži vaikai. O kokia pagalba? Pagalba yra toks sustatymas savęs į vėžes, kad nepasiduoti pusiaukeliai, kad yra normalu tam tikri dalykai, kaip apskritai, kaip veikia gyvenimas, kaip viskas vyksta ir kad, net nežinau, čia labai daug. Kas svarbiausia, ką aš akcentuoju, kas svarbiausia yra jūsų apmokymuose, į ką aš akcentuoju ir dabar Pozityvus mąstymas. Ką galvosi, tai ar gausi? Dėmesio kontrolė, teisingai? Dėmesio kontrolė, taip. Jeigu su manim jeigu su manim pabendraujat, visko pabendraujat. Cigaretėm galima paprekiauti. Jeigu su manim pabendraujat, net jeigu nėra pardavimų, netgi buvo čia laikotarpis, nebuvo pardavimo, ne? Net jeigu nėra pardavimo, pabendraujat su manim, kas nutinka? Atsiranda pardavimai. Atsiranda rezultatai, atsiranda nuotaika, atsiranda mažų mažiausiai, kas nutinka, atsiranda nuotaika pakyla, atrodo tikėjimas, sustiprėja viskas, ar ne? Ir staiga, jeigu Darius dar čia būdavo į turnyrą, kokią ar ką nuvažiuoja su sūnuma, ne? Tai jeigu jau aš su jumis nepabendrauju kokią savaitę, tai kas tada nutikdavo? Jeigu savaitę iš manęs nieko negirdėdavo, kas nutikdavo? Sąžininkai pasakykite, kaip jūsų motyvacija, kaip jūsų tikėjimas, kas nutikdavo, jeigu savaitę nepabendraudavo? Ten ruduo buvo, tai mes derlių nusėmė. Ne, šiaip jeigu rimtai, tai... Stoja reikalai po biškį stoja. Reikalai sustoja ir kai aš paskambinu ir aš matau, kad Darius su Vaida, tokie, žinai, ir netgi Darius sako, sako, pas Vaidą iš vis tai jinai labai viskas gerai, o po to jau jai vos ne depresija, žinai, sako, ir į bačką krenta. Tai okei. Tai čia, žinokit, ne jūs vieni, čia yra, man jau per kiek metų aš dirbu su žmonėmis, čia yra su visais taip. Praktiškai su visais, ar ne? Nes tu ateini į naują sritį ir tu daug ko neišmanai ir tau chaosas galvoji. Ir suprantate, atsimenu, man kai daugiau žmonių buvo, vienu metu buvo labai daug čia prisijungę, taip, žinai, kas norėjo, tas daug maž galėdavo pradėti, čia prieš kelis metus. Tai atsimenu, man per vieną susirinkimą reikalavo, sako, Dariau, jūs turit kaip nors sugalvoti, kad su kiekvienu žmogum nors 5 minutės per dieną pakalbėti. Ir aš ten skaičiavau, ten buvo apie 100 žmonių kažkur tai.
supranti, tai aš gal paėmiau kalkuliatorių, paskaičiavau po 5 minutės, visų pirma, taip nebus, kad 5 minutės. Tai aš taip primečiau kažkur nuo ryto iki vakaro, labas, kaip tau sekas, ar viskas gerai, tu gali, viskas tvarkoja. Tai taip neveikia, tų 5 minučių neužtenka. Reikia pasigilinti į žmogų, kas yra, kas vyksta, žinai, kodėl tu taip galvoji, kodėl pas tave negatyvios mintis, ar tau tikėjimo, ar tu kažkokių įgūdžių tau trūksta, o gal pabandyk taip, arba galų gale padarai kokį skambutį, sakykime, su tais pačiais skambučiais, ar ne, Darius ten skambina, nenorim brokerių. Aš paskambinau, viskas tvarkoja, jo, gerai, va šiandien pakalbėjau su tuo 1,5 milijono, kur yra, bandė jisai labai jau ten toks jau būti, žinai, aš čia viską žinau, aš čia toks anoks, o aš, nes jis tokia, žinai, tai jeigu turit klientą, veskit, sakau, klausykit, jūs neišgirdot, aš jums sakiau, 30 metų dirbu, komisiniai 90 000. Ar jūs tikrai man tokį pasiūlymą imti klientą vesti? Kur mano 90 000 apsauga? Tai yra 90 000, namas tiek kainuoja, namą galima už tiek nusipirkti. Bet paskui primink apie šitą, kad atves klientą, aš noriu pasišnekėti apie šitą dalyką. O gerai, tai pasako, kad atves klientą, pasako dabar. Tai jeigu atves klientą, tai, ta prasme, tai tu mokėk iš karto sumokėk į priekį už klientą, tada aš tau atvesiu. Tokį dalyką reikia daryti, aš galvoju. Matai, yra daroma prielaida, čia jau kitas rytis, yra daroma prielaida, kad pardavėjas yra sąžiningas, pirkėjai yra sąžiningi ir mes visi turim garbės žodžiu pasitikėti. Klausykit, mes esam versle ir kaip nebūtų gaila, mes nesam tobuli, ar ne? O jeigu visi būtumėm sąžiningi, tai galų galia yra tas susitarimas skirtingas, vieni vienaip supranta, kiti kitaip. Todėl yra sudėdamas susitarimas į sutartis, tam yra teismai, kurie įteisina, po to įtvirtina, kas teisus, kas neteisus buvo, jeigu sulaužoma sutartis. Bet čia dabar aš noriu apie tą, ką jūs tokia gaunate. Tai žodžiu, Vaida naktimis gauna psichologinę pagalbą, ar ne? Ir pagrindinis dalykas, ką mes akcentuojam, dėmesio kontrolė. Minčių valdymas, dėmesio kontrolė. Atrodo, kažkaip turi tą protą kažkur tai kaukolėje ir turi, ir net nesusimastai. Aš turiu su kliente pasirašyti sutartį, tuo aš jai parašysiu. Ok, žodžiu, 2 frontais varau ir su klientė sutartį jau pasirašyti ir dar skimą. Bet aš noriu labai pateikti tą, ką čia žmonės gaus. Žinokit, ir kad suprastumėt, už ką tie apmokymai, kodėl žmonės čia turi mokėti 5-10 tūkstančių, ar ne, ar daugiau, ar mažiau, ar daugiau. Už tai, kad bus skirta mano asmeninio laiko ir ne tik tai kaip nekilnojamo turto profesionalo, kad aš ten pasakysiu, ką padaryti, kaip kur nuvažiuoti, kaip sutartį užpildyti, ar netgi tas sutartis už jūs viską suderinsim, sutvarkysim, pirmasias sutartis, viską sutvarkysim už jūs, galima skaityti. Jūs tokie kaip asistentai pabūsit, ar ne, pradžiai. Aišku, turit važiuoti, turit bendrauti ir taip toliau, bet kai reikia tos jau svarbiausius darbus atlikti, tai atlieku tos darbus aš pradžiai. Dabar jau aišku, ir vėl, žinai, pasirašė šią savaitę Darius sutartį su Vaida, Vaida atrado pardavėją, Darius nuvažiavo ir taip toliau. Bet ir vėl, Darius galėjo važiuoti pats viską sutvarkyti, bet tada kyla klaustukas, ar tikrai jis būtų pats sutvarkęs, nes ten 8 000 komisinių. Jeigu jis nuvažiuotų, būtų nestvarkas, prarasti pinigai. Jeigu man perduoti, tai tada kažkaip daugiau tų šansų yra, kad sutartis bus pasirašyta, ar ne? Bet, reiškia, aš skaitau, kad su Vaida ir Darium darbą jau atlikau. Jiem apmokymai atsipirko, žinių jie gavo ir nekilnojamo turtą ir taip toliau. Jau darbas yra atliktas, aš kaip Vaida ir Darius, aš skaitau, kad jau yra iškepti profesionalai. O dabar jie yra iškepti. Aišku, jie yra naujokai.
Jie yra naujokai, jiem dar augti ir mokytis. Ir su kiekvienu mėnesiu, su kiekvienais metais jie visi įgys daugiau. Bet svarbiausias mano darbas yra paimti žmogų iš jo kažkokios ankstesnės veiklos, iš sugebėjimo ar standarto, paimti atvesti nekilnojamą turtą ir sukurti jam tikėjimą, kad jis tai gali padaryti. Ir man atrodo, su Darium ir Vaida man pavyko jau sukurti tikėjimą, kad jie gali dirbti ir užsidirbti nekilnojamam turtą, netgi jau ir be mano pagalbos. Ar ne? Jeigu aš nusprendžiu į Marsą skristi su Elon Musk, ar ne, ir ten užsiimti nekilnojamo turto, aš manau, Darius su Vaida pasiliktų dirbti jau savarankiškai, kaip šeima, kažką bandytų dviese, gal nišą kažkokį užsiimtų. Ar taip ar ne? Kaip čia yra? Žodžiu, kaip su tuo tikėjimu? Ar jūs tikite dabar, jeigu aš jūs va taip, ate, bye-bye, ir ar jūs tikite, kad jūs galite ateinančius... Jau nepradingsim kažkur, jau rasim savo vietą. Jau nekilnojamo turto pardavimuose, jau pinigus darytumėt, šeimą maitintumėt ir dar gal netgi ir kitus žmonės į komandą burtumėt ir kitiems žmonėms darbų duotumėt ir taip toliau. Kitaip tariant, ir dar aš įtariu, kad turi tokių minčių, kad čia ne po 600 į mėnesį uždirbtumėt tą būdą. Kad padaugiau turbūt. Kitaip tariant, man per kiek čia, 3-4 mėnesiai, per 3-4 mėnesius pavyko man paruošti profesionalus nekilnojamam turte, kurie tiki, kad gali uždirbti į mėnesį bent jau po kokius per abudu 5,000 tai garantuotai, ar ne? Nu, jūs ten per savaitę uždirbot 12,000 kažkur, tai apie 12,000, bet per mėnesį tai tikrai po 2,5 turėtumėt uždirbti, kaip manau. Taip. Aš manau, taip. Taip, aš net suskaičiavęs, iš tikrųjų, besimokant, taip prastai dirbant, dar nemokant, ir tai mes į mėnesį išdalinau, turėjau laiko ir paskaičiavau, ir tai gerai gavosi, iš tikrųjų, čia viską išdalinus, kiek mes čia laiko. Dar reikia suprasti, žiūrėk, pirmieji tavo mėnesiai buvo nuostolis, švaistimas laiko ir taip toliau. Reikia suprasti, aš jums rodžiau tos X-us, atsimena tą X-ą, galiu pabrėžti, tas X-as labai Vaidai turbūt patiko, ar ne? Tai noriu pasakyti, kad net ir toj plačiausioj vietoj ir tai įmanoma uždirbti. Jo, tai va, čia yra svarbiausia, mano darbas, svarbiausia, ką aš turiu padaryti, paėmęs naujus žmonės, arba mano, kaip žmona sako, įpūsti jiem pasitikėjimo savim. Įpūsti. Naktimis aš pučiu pasitikėjimą žmonėms, ne Lietuvoje. Kol visi miego, aš pučiu mano profesionalam pasitikėjimą savim. Tikėjimą, pasitikėjimą. Čia yra svarbiausi dalykai šitam žaidime. Ir aš taip, žinai, iš pradžių gal atsargiai žiūrėdamas, kaip Vaida sudarėm, ką supranta, ką nesupranta. Dar kita dalis yra labai gerai, kad jie yra mano bendraminčiai kažkokia dalim, ar ne? Esminiais klausimais, ar ne? Jie ten peties už cepeliną neatiduoda, reiškiasi, ir įtariu, kad jeigu dabar girdėjote, jau Elon Musk jau įdėjo mikročipą į smegenis žmonėm, ar ne? Žodžiu, įtariu, kad irgi už cepeliną mikročipą į smegenis irgi nesidės ir savo vaikų mikročipo nedės. Tokie senamadiški, sakyčiau, dar tokie yra Vaida su Darium. Aš gausiu kulką, kai man iš poliklinikos paskambino, tai aš sakau, tai šaukit tada. Ką taip? Aš rinkausi kulką, kai iš poliklinikos paskambino, kad petį atstatytai, sakau, geriau šaukit. Jo, tai va, tai vienu žodžiu, tai čia pas mus tokie senamadiški žmonės renkasi, kur mokslų labai lengvai netiki ir nepasitikė, kur savo proto Elon Muskui nenori perduoti lengvai irgi. Žodžiu, tai va tokia senamadiškų žmonių bendruomenė mes renkamės, kur patys manome, kad galima pasitikėti savo smegenimis, kad galima pasitikėti savim,
kad mes turim sugebėjimų save ir apsaugoti, ir apginti, ir patys savo padėti. Kažkaip mums nereikia to saugoti, ginti, padėti, ačiū tų padėjėjų ir taip labai daug, jie yra apsiginklavę, apsišarvavę ir kuo toliau, to vis labiau ginkluojasi, kad mums padėti. Reiškiasi, tai mes tokie savarankiški žmonės, kažkaip pagalbos didelės neprašom iš nieko, bet už tai labai, tai va, tas dar požiūris, tai va, jeigu kažkas dalinasi, turi panašaus požiūrio kaip aš, tai jums tikrai bus lengviau pas mane mokytis, nes yra atitikimas, tas mąstymo atitikimas ir taip toliau, ir ta informacija kažkaip lengviau lipdosi. Aš pastebėjau, jeigu kažkas tiki mokslu ir dar Ukrainos vėliavėlę, ir dar vaivorykštinį vėliavėlių prisidėjo ant savo profilio, vis tiek žmogus nori dirbti, tai aš bendrauju. Bet, žiūriu, kažkaip labai skiriasi mūsų mąstymas, žinai. Aš labai toks senamadiškas esu, tom vaivorykštėm, žinai, man tik tai vaivorykštė tik danguje aš tikiu, ant profilio vaivorykštėmis netikiu, reiškiasi, mokslu netikiu ir kuom aš čia dar netikiu. Ir kažkaip Ukrainos karo finansuoti irgi nesitikė. Tai viskas tvarkoja, čia Vaida, tada eik prižiūrėk vaikučius, mes sudarim dar pašnekėsim. Tai va, tai, žodžiu, tie apmokymai čia vyksta. Gal papasakok Dariau vieną konkretų kažkokį sandorių, kaip viskas vyko, gal netgi va tas meilutės sandoris, toks, gal sakyčiau, geras pavyzdys. Geras pavyzdys. Ten Vaida gerai dirba, tai man biškai lengviau. Bet iš kur atradai tą kontaktą, iš kur jis atsirado? Tai Vaida darė video ir jos Vaidos klasiokė. Vaidos klasiokės bendradarbiai yra meilutė. Ir ten va taip suvedė, paskui aš nuvažiavau pas ją, pasišnekėjom. Ir paskui paskambinau ir jau sako, aš pagalvojau, man per didelį riziką. Ir jinai kaip ir manęs atsisakė paskui. Tai Vaida, žiūriu, jau... Du, taip. Jau 2 sandorius patraukė, wow. Tai žmonelė ne tik tai, kad pardavimus daro, bet dar ir objektus patraukė 6 000, 8 000, 14 000 per Vaidą atėjo. Taip. Wow, įdomu. Aš kažkaip kitaip galvoju, kad tu pats atradai taip kažkaip. Ne, tu buvau šnekė, gal užsimiršo, nes esam šnekė, jinai darė ten kažkokį video apie bačkininkus, apie Sigutės tą. Ir pažiūrėjau, jinai ten jai gražu buvo, kaip jinai gražiai pristato ten, ir kaip tik pamatė, kad drauguose yra bendradarbė. Pas Vaidą, tai pasišnekėjau su ją ir paskui susisiekė su mumis. Gerai, tada toliau ką, jin atsakė, po to aš paskambinau, galų gale sutarėm, pasirašėm, ar ne? Ir pasirodo, kad pardavėjai neapsiriko, galite ateiti klausyti pardavėjai atsiliepimus, pardavėjai neapsiriko ir liko patenkinta mūsų darbo, kiek tų klientų suvežėm ten apie 25, ar ne? Kažkas tai. Žodžiu, tų klientų. Čia net tiksliai. Galų gale, irgi visokių niuansų buvo su pardavėjai ir taip toliau, tai dar ką reikėtų pridurti, kad tos niuansus irgi Darius man skambina, sako, yra tokių niuansų, ir aš vėl skambinu savininkai ir vėl kartu mes derinom, Darius visi susijungia, Darius galbūt nežino dar, kaip tos dalykus spręsti, ar tai emocinius dalykus, ar tai dokumentų tos klausimus, ar iš vis pardavimo strategija, žodžiu, ir tada mes vėl sprendžiam. Galų gale dabar yra suforminta avansas ir jau sandoris vyksta procese. Tai va taip nėra, kad ar Darius, ar Vaida paliekame likimo valiai ir daugmaž, pasirašykit, padarykit ir va, čia pusė jums, pusė mum ir sumokėkit įmonėje už logotipą, žinai, ir būsite... Jau bus pinigai, paskambykit, ne? Jo, kai bus pinigai, būtinai paskambyk, aš duosiu sąskaitą ir tu pervesi tos pinigus. Šiaip tai netrukdyk, ne? Tai taip nėra, ne? Kiek suprantu, pas mus taip nėra. Ne, tikrai ne. Tai va, čia todėl galite drąsiai pasitikėti tie, kas nori daryti karjerą nekilnojamam turte.
ir ypač dabar aš pats tiesiog užbraukiau liniją, tą tokią žemutinę kartelę, aš pagrindę dirbu su klientais nuo 500 000 ir į viršų. 500 000, milijonas, 2 milijonai, kokių tik turite objektų milijoninių, ar ne? Nors mes pradam nuo 500 000, aš vis tiek vadinu tai milijoniniai objektai, nes litais tai būtų vis tiek apie 2 milijonai. Jeigu konvertuoti į litas, aš dar vis litais verčiu, ar ne? Tai būtų apie ten 1,8 ar kiek ten tų milijonų būtų, ar ne? 1,7. Tai jo, tais litais tai aš kada duoną pasiverčiau, gal 9 litai būtų kainavę. Rimtai, o kiek duona kainavo litais, kai buvo? Tas pats, biškai pigiau, mažiau kainuodavo ten apie litas 50, o dabar apie 2 eurai. 2 eurai, ar ne? Tai va taip ir tirpsta žmonių pinigai. Santopos tirpsta. Ar ne? Taip. Nu ir tiek turbūt, aš turiu eiti pasirašyti sutartį. Tai va, mūsų tikslas buvo komunikuoti žmonėms, kad tie apmokymai nėra, kad papasakojimu jums teoriją, daugmas eikite dirbti. Tie apmokymai yra apmokymai brūkšnelis pagalba. Apmokymai pagalba. Ir pagalba, matot, išaiškėjo, kad ir psichologinė pagalba dar teikiama, ne? Kai žmogui dingsta nuotaika, kad dingsta tikėjimas, taip toliau, staiga čia pasirodo Darius iš Miami, matot, man lengva yra, man už lango saulė šviečia, vandeninas ošia, tai man ta pozityvė nuotaika kažkaip lengviau yra. O aš kai čia buvo pūstymai išvažiuoju, buksuoju, 3 kartus užklimpęs buvau. O jisai Miami šildosi. Mes tokių problemų neturim ir iš tikrųjų tai yra tiesa, aš pastebėjau pats ant savo smegenų, ant savo emocijų, kaip aš tik tai grįždavau į Lietuvą, vienu metu aš čia dažnai skraidydavau pirmyn atgal, ar ne, po 2 kartus į metus ar dažniau. Reiškiasi, nuskrendu į Lietuvą ir kažkaip mano tie dideli gigantiški tikslai, standartai taip traukėsi ir susitraukė pagal Lietuvos teritoriją. Ir aš galvoju, kas čia man darosi, kažkaip ir užtenka, ir gerai, ir taip toliau. Po to tik tai sėdu jau Lietuvoje oro uoste, Vilniuje oro uoste, jau sėdu į lėktuvą, žiūriu pas mane vėl tikslai, jau ta Amerikos dvasia. Ir aišku, kai atskrendu čia į Ameriką, ir toks kaip galvoju, ką aš čia taip nusipiginau, ką aš ten taip, visai nusižeminau, nusimažinau ir taip toliau. Vėl aš pasiimu užrašus ir planuoju pardavimai, ką aš turiu išmokti, ką turiu pasiekti, ką turiu nuveikti. Žodžiu, standartai iškyla 10 kartų. Bet labai įdomus dalykas. Grįžtu į Lietuvą ir tie standartai vėl susitraukia. Grįžtu į Lietuvą. Gal kokį stogą uždengtą, ne? Ne, kažkaip užtenka mažiau. Ir aš galvoju, kodėl taip yra. Ir netgi galimai Amerika, kas yra buvę Amerika, kas nėra buvę Amerika, pamatysit, yra įdomus dalykas. Čia Jungtinės Amerikos valstijos. Amerika yra Pietų Amerika, Šiaurės Amerika, ne? Tai kalbam apie Šiaurės Ameriką, ne? Jungtinės Amerikos valstijos. Tai kas nėra buvę atvažiuoja, aš taip klausiu žmonių iš karto, visiems tas pats įspūdis. Čia viskas labai didelė. Keliai platus dideli, mašinos didžiulės, liftai didžiuliai, viskas didelė prekybos centrai, aišku, ir Lietuvoje yra tų didelių prekybos centrų, bet čia atrodo toks jausmas, viskas kaip per padidinimą stiklą, padidinta, ar ne? Grįžti į Lietuvą, liftai mažiukai, mašinėtės mažiukai, aišku, yra tų didelių automobilių, bet visumoje tokie mažesni, o geriausiai į tas Chruščiovkės, kai eini, tai, žinai, atrodo, tas blokas tavo galvos nukris, ar ne, tos žemom lubom tie butai Chruščiovkės vadinamas. Tai va tie matomai netgi pati aplinka, kad viskas maža ir tu toks mažesnis jautiesi ir mažiau nori, ir mažiau pakanka, ir mažiau nuveikia, ar ne? Atvažiuoja į Ameriką ir čia toks gigantizmas, čia didelį, viskas didelį. Žinai, vieną kartą Klaipėdoje aš kai gyvenau, kažkaip ėjau, sakau, kažkaip gerai dabar gyvenam, pastate sporto klubą, viskas čia vietoj. Bet po to galvoju, žiūriu į tą kaimininį pastatą 45 aukštų, o ten toks didelis sporto klubas, ten dar Lietuvoje, daugiabučiai skirtas didžiausias sporto klubas, ten per 2 ar 3 aukštus. Ir aš taip žiūriu, ten su vaizdu į vandenyną, jie ten sportuoja, vandenyną mato, žinai. Ir aš taip žiūriu,
Sakau, tu žinai, jeigu žmogus gyvena 45 aukšte, jam nusileisti liftu ir nueiti į sporto salę, atstumas yra ilgesnis negu man Klaipėdoj iš namų nueiti į Klaipėdos viešbučio sporto salę, nes aš ten centre gyvenau, netoli Klaipėdos. Tai man buvo trumpiau pereiti per gatvę, per viską, atstumas trumpesnis iki sporto salės, negu čia žmogui iš 45 aukšto į sporto salę, nes čia 3 tokie dideli pastatai, žinai, ten apartamentai dideli ir taip toliau. Nu vien, sakykime, mano apartamentas, mes taip prie gero noro galėtume krosą bėgioti. Nu, stalo tenisą žaidžiam, pasistatėm, žinai, salionę, stalo tenisą žaidžiam. Jau jeigu dabar pakviešiu, jeigu pačiam gale apartamentų yra sūnus arba žmona, aš pakviešiu, jie neišgirstų. Gana atstumai tie dideli ir taip toliau. Tai va tas Amerikoje yra tas gigantizmas. Ir gali būti tas gigantizmas labai veikia tavo psichiką, žinai, ir tu irgi galvoji, o, čia daugiau, geriau, nu, žinai, tas olimpinis šūkis, Cities Altis sportas. Ne? Tai va tas gali būti. Ir aš, kai mokau žmonės, man tai atrodo, žinai, aš atsimenu, su Darium kalbėjau, sakau, kiek tu per metus norėtum uždirbti? Prisimeni, kiek sakei? Taip, puikiai prisimenu. Nu ir kokią sumą įvardinai? Pirmą kartą, tai sakiau, sakau, jeigu besimokant 30 000 jau man liks, tai jau gerai. Po to praėjo kiek laiko ir sakau, tada jau paskui sakiau jau 70. už 2 O dabar po praeitą savaitės ar vis pasilieki prie tų 70, ar galvoji pakelti irgi kartelę? Aš toks atsargus žmogus. Noriu, aišku, mintys, aš gal nesakau garsiai, aš daugiau noriu negu sakau. Nu, supratau. Tai va, prieš ištariant žodį aš sumažinu vos ne per pusę iš tikrųjų. Ok, tai kukliai nesi taip, ar ne? Taip. Tai va, apetitas kyla bevalgant ir nekilnojamam turte, jeigu tu gerai dirbi, tai galima tikrai gerai uždirbti. Galima, sutinki su to teiginiu? Taip, to prasme, dabar aš mokinuosi ir aš tą patį uždirbu, ką aš būčiau uždirbęs, o tai jeigu aš jau mokėsiu, tai bus iš vis gerai. Ir dar, matot, irgi nekilnojamo turte, tu gali dirbti su bendrabučiais. Ir aš žinau vieną agentą Vilniuje, kuris dirba tik su bendrabučiais. Bet Vilniuje ir tie bendrabučiai pasirodo brangus yra. Jis ieško ten visokių pigių apleistų bendrabučių, jis juos paremontuoja ir po to parduoda. Nuperka, paremontuoja, parduoda. Tai jis dirba tik su bendrabučiais. Ir Vilniuje, ir pakankamai gerai uždirba nekilnojamam turte. Tik su bendrabučiais. Galima dirbti su butais. Galima dirbti su sklypais, su miškais. Galima dirbti su namais. Galima dirbti su komerciniais objektais. Galima dirbti su namais iki 500 000. Galima dirbti su namais virš 500 000. Ar ne? Tu tokių, ką tu nori daryti ir kiek tu nori uždirbti, čia toks kaip parametrus geriau nustatymus, kaip nustatymus kur nors ten telefonė ar ką. Gali uždirbti, tik reikia žinot, kaip tu nori juos uždirbti, gal taip reikėtų pasakyti. Jo, faktas tas, kad čia, jeigu kas nors galvojat, kad mes jums siunčiam žinutę tokią, kad daugmaž nieko neveiksi, susirinksi į streamą, pašnekėsi ir gerai uždirbsi, tai gal tą irgi biškutį pagazdinkim kitus žmonės, kad čia tikrai reikia dirbti, pagazdinkim. Veiklos tai čia užtektinai, o čia savaitgaliai pilnos savaitės, valandų daug. Jeigu nori uždirbti, jei nenori, tai gali susimažinti valandas čia. Kaip visur, jei dirbsi, tai uždirbsi, jei nedirbsi, tai jo, reikia įdėti darbą, reikia ir važiuoti, ir skambučius daryti, ir ne visada klientai tavęs išskėstom rankom laukia, supranti, bet vieną dalyką Darius man patiko ir aš tą jau dažnai kartuosiu, kaip jis pastebėjo, kaip jo žmona kažką internete pardavinėjo, reklamavo, sako, tai kiek tu uždirbai praeitą mėnesį? 300. Sako, bet palauk, aš mačiau, tu dirbai ir 8 valandas per dieną ir daugiau, ir mažiau. Sako, tu tikrai daug laiko praleidi ir tu tik 300 per mėnesį. Tai sako, gal tada tu prekiau kažkokią brangesnę prekę, pavyzdžiui, nekilnojamo turtu. O Dariaus logika buvo paprasta labai. Tai taip, jeigu mizerį pardavinėjai, tai mizerį ir uždirbė, tai ką, Tai va, čia yra toks, jeigu kas turite prekybinių įgūdžių,
Jeigu kas turite, reiškia, ir ypač o dabar mes reikia mums marketingistų, ne? Reikia kas užsimtų to socialinių tinklų priežiūrą ir taip toliau. Ypač moteris, kur išvaizdžios yra patrauklios, gali kalbėti ar ne. Nu, užsiminėjate jūs ten visokiais nieknikiais. Nu, tai gal užsimkit nekilnojamo turtu. Visų pirma, ne tik tai, kad iš finansinės pusės bus naudinga, bet čia yra dar kiti dalykai. Kaip tau darė tas, kad kiekvieną dieną turi bendrauti su įvairiais žmonėmis? Kaip tau tas kokią naudą atneša, ar patinka, nepatinka? Ai, man sunku, aš tai vieną dieną susikaupiu, kad atrodo viskas gerai, kitą dieną vėl, tai vėl reikia šnekėtis. Man labai patinka, kai aš jau nuvažiuoju, į akis šnekuosi, tada viskas gerai. Aš pasišneku, atsiveriu, tada jau man einasi pokalbis. Aš gal tokie man sudėtingesni yra telefoniniai pokalbiai. Tai, bet aš dirbu, mokausi. Na, bet dabar sulygink savo pirmą savaitę pradžią, kaip tu, ir dabar jau šią savaitę, praeitą savaitę, koks skirtumas yra tarp. Ir progresą jauti kažkokie, kas pasikeitė. Jeigu rimtai, tai aš nelyginu, bandau pamiršti, aš tik į priekį žiūriu, kad aš turiu tinkamai, nežinau, kas negerai, kas gerai, aš stengiuosi pamiršti ir tik tais... Bet kokia, jau su tais klientais yra lengviau bendrauti, jau žinai, ką pasakyti ir taip toliau, supranti, nes... Taip. Nes aš prisimenu, kad tu į vieną namą nuėjai ir tu ten tam name, žinai, čia žinai, bandai šnekėti, belia, kad tik šnekėti. Tai aš tau tokį pastabą sakau, Dariau, nešnekėk tik, kad šnekėti. Gal netgi atvirkščiai pradžioje gal geriau paklausyk, ką žmonės turi pasakyti. Ir kai tau viską jie išpasakos ir jeigu tau trūks kažkokios informacijos, kad suprasti bendrą vaizdą, tada tu uždavinėk klausimus. Jeigu matai, kad jie nesupranta kažko, kaip kokia čia nauda mūsų ar kaip bus dirbama, tada tu ir sušnekėk tą, ką reikia pasakyti. Bet šnekėti vien taip, kad sakyti, kaip gražu, kaip faina, kaip čia linksma. Čia jeigu kas nors galvoja, kad nekilnojamam turte turi būti plepys, tai taip nėra. Nekilnojamam turte tu turi mokėti suprasti psichologiją ir turi suprasti žmogaus poreikius, suprasti situaciją ir jeigu nesupranti, užduoti klausimus ir jeigu tavęs nesupranta, turi paaiškinti. Štai kas yra komunikacija nekilnojamam turte. Aišku, jeigu žmogus užsidaręs bijo visai kalbėti, tai irgi nieko gero, bus labai sunku man tokį žmogų paruošti, ar ne? Jeigu žmogus linkęs bendrauti, jisai, jam tinka bendrauti, savo nuomonę reikšti ir taip toliau. Man patiko, kaip viena mergina pasakė taip. Sako, Dariau, iki ateinant pas tave, aš galvojau, kad aš buvau komunikabili. Bet kai atėjau, pradėjau pas tave dirbti, supratau, kad aš buvau paprasčiausia plepė. Tai ir aš tą patį sakau, aš, kaip čia sakė, pizdėlį to žmogų, bet į temą aš nekėt biškai sudėtingiau. Aš atsimenu, kad tu sakai, man kalbėti patinka ir taip toliau. Aš taip nieko nesakiau, bet galvoju, pažiūrėsiu, kaip tu kalbėsi su klientais. Į temą yra sunkiau, biškai. Tu turi aiškiai suprasti, kam reikalinga komunikacija. Kad įvyktų teisingas informacijos apsikeitimas. O atlikti teisingą komunikaciją, tai reikia įvertinti, kad mes skirtingų supratimų, skirtingų patirčių, skirtingi žodynai, skirtingos šeimos, skirtingos kultūros netgi gali būti. Ten tokie ribą reikia peržengti, įsišneki, tai paskui jau man viskas gerai eina jau natūraliai, bet ta pati pradžia, kad tu turi susidraugauti su žmogum, čia yra... Supratau, ką? Kuri man jau skambino klientė, kai jau nori pasirašyti sutartį su manim, ar ne? Gerai, aš irgi bėgu mano šeimos. Tai va tiek mūsų tikslas buvo šį vakarą paaiškinti žmonėm, kad nėra, kad tik tai kursai, yra pagalba, yra apmokymai. Nėra pasipelnymas čia, žodžiu. Nėra, kad jūs ateisit, susimokės pinigus, išklausys kursus ir viso gero. Nebent jūs ateisit išklausys. Ir tik tais atkatą mokėsi, ne. Nebent jeigu jūs išklausys kursus ir ateisit paklausys ir nedirbsit, tada jau jūsų problemos. Čia sprendimas turi būti stiprus, jūs turit nuspręsti. Reikia pasiruošti, kad gausi kritikos nemažai. Sugert reikės.
Girt, Jo, mažai jeigu girt. kažkas, matot, čia niekas nesigilins į jūsų per daug, kaip jūs jaučiatės, jeigu jūs kažką Taip. blogai darote, jums bus tiesiai šviesiai sakoma, ką jūs blogai darot, ar ne? Taip. Ir ar jums neatrodo, jeigu kas nors labai jautrus ir įsižeidžia, kaip įvardinama jūsų blogi dalykai ar trūkumai, tai pagalvokit, kodėl taip yra. Vienintelis būdas pakeisti tą blogą darymą yra nustatyti, įvardinti ir imtis veiksmų, kad jį pakeisti. Kurie įsižeidžia, tai irgi gal jiems sunkiau būtų. Bus sunkiau, jeigu labai jautrus, bet aš netgi tą klausimą moku išspręsti, viskas tvarkoja. Gerai, ačiū Dariau, čia Vaida buvo su Darium, aiškino jums, kaip jie čia pradėjo, kaip jie dirbo, kaip mes dirbom, kokie tie apmokymai. Nedirbom, dar dirbam. Dar dirba ir kaip aš sakau, lauk, žiūriu, kažkas čia parašė. Super. Reiškia, kaip aš kad sakau, jau su šitais žmonėmis, su Darium ir su Vaida, jie vis dar naujokai yra, jiem labai daug, bet mano darbas yra, kad žmogų padėti, paremti, pamokyti, kol jie ateina. Kitai tariant, jeigu imti mažo kūdikio gimimą, ne, tai mano darbas yra realiai davesti žmogų nuo to visai bejėgiško tokio būsenos iki šliaužiojimo, po to nuo šliaužiojimo iki vaikščiojimo ir kai jau žmogus pradeda vaikščioti, nors jis dar ir silpnai vaikšto, bet aš skaitau, kad jau žmogus vaikšto. Tai sakykime, Darius su Vaida nekilnojamam turte jau yra vaikščiantis savarankiškai stovint. Dar nėra, kad labai tvirtai ant abiejų kojų stovi, dar nėra, kad bėgioja, dar tolokai iki olimpinių čempionų, ar ne, bet jie jau vaikšto. Jau jie pradėjo vaikščioti, jiems šliaužyti jau niekada nebereikės. Kartais suklumpa, bet eina. Suklumpi, pasimokai, bet jau supranti. Tas, kas paragavo, jau priversti, matai, vaikai šliaužia, jeigu kas vaikų turi. Jau kai vaikas pradeda vaikščioti, jau jo nebepriversi šliaužioti. Suprantis jau... Kelius skaudėt pradeda. Jo, jie ten nukrenta ir tas ar anas, bet jie vis tiek jau toliau vaikščios. Ar ne? Kągi, ačiū visiems uždėmesi, mes su Darium atsijungiam ir kontaktai, kam reikia parduoti nekilnojamo turto yra čia, kas norite dėl darbo, čia ieškom su socialiniais tinklais, kas nori dirbti, žodžiu, skambinkit, kontaktuokite ir jungitės prie mūsų komandos, o kas jau pasitikėte, kad galite dirbti tik tai su prabangiu nekilnojamu turtu, kas turite automobilius prabangius, šiandien šnekėjau su žmogum, kuris turi automobilį Mercedesą, reiškiasi gerai juodą Mercedesą, tai visai taip jau ir įvaizdžiui padėtų ir taip toliau, bet jeigu nėra to automobilio, ne taip jau svarbu, kiek jūs valandų įdėsit ir kaip jūs dirbsit. Kągi, prenumeruokit Namų brokerį YouTube kanalą, kas norite daugiau pažiūrėti informacijos apie mus, ką mes darom, kaip čia viskas vyksta pas mus, tai žiūrėkite, tuoj aš įjungsiu jums. Čia nėra tik tai vienas mūsų video įrašas, tuoj pasišėrinsiu ekranu. Čia tokių video įrašų mes filmuojam ir darome. Jūs galite pažiūrėti, čia yra daug prifilmuota, kodėl neperka jūsų namo, kur gerai Lietuvoje, čia yra ilgi, netgi valandos su viršum Dariaus. Šiandien kažkas žiūrėjo Gabrielės interviu, kaip pakeisti gyvenimą per 1 valandą, žiūriu 300 peržiūrų jau, ar ne? Ir man atsiuntė padėką. Padėka, sakė, pasisėmė labai gerų idėjų, kaip tvarkytis su gyvenimu, su pinigais ir taip toliau. Čia yra mūsų klientų atsiliepimai, 3 namai parduoti per... Žodžiu, prenumeruokit Namų brokeriai YouTube kanalą, klausykit, mes viską rodom, kaip ką darom, nieko mes čia neturim per daug ką slėpti. Žodžiu, žiūrėkite, registruokitės tiek Namų brokeriai, arba jeigu kas norite jau pakalbėti asmeniškai, tai pridėkit prie draugų
prie Facebooko pridėkit namų brokerį, ar ne? Dabar aš galvoju, ko čia. Pridėkit namų brokerį, čia irgi mes tos streamos, kaip tik ir šitas streamas čia vyksta dabar rodo, ar ne? Dedam visas skelbimus, nuorodas, žodžiu, kas vyksta pas mus, tai va tiek. Tiek Dariau, ačiū tau ir Vaidai už interviu. Ir kam reikia parduoti namus Kauno apskrity, Kauno apskrity, Prienuose, tai va Darius su Vaida, ten jau ta pagrindinė teritorija, jie ten ir darbuojasi. Tai kontaktuokit, Darius Melnikas, Vaida Melnikinė, žodžiu, rašykit jiem asmeniškai, jeigu ką, bet ir Vaidos streamų turbūt Facebook'e visur jau matėt ne vieną ar ne du. Viskas Dariau tada. Ačiū, iki. Ačiū ir iki. Viso.